bet Pavyzdžiui, teritorija yra gali save praleisti. šilumos tinklus paveikė arba atliekų gamyklą nutrūkina mūsų vadovė ir sako, kad Kubilius buvo. Nebūtų taip, kad čia ar meras. Mes esam 30 km nuo priešiškos valstybės teritorijos, tai nepaisant to formalaus nebuvimo Pakraščio savivaldybė, bet iš tikrųjų tas poreikis turėti tokį parką yra tikrai reikšmingas, tą patvirtino ir mūsų kolegos iš nacionalinių institucijų. Poreikis vėlgi buvo apskaičiuotas, kad mes iš tikrųjų galėtume įrengti 55 blokavimo punktus, žiūrint į rytinę miesto teritoriją. Žinant visą specifiką, kad vienam, tarkim, kely galėtų būti apie 3 blokavimo postus ir esminis dalykas, kad tai be jokios abejonės nepadėtų galbūt visiškai sustabdyti priešą, bet pagrindinis tikslas yra užtikrinti, kad esant poreikiui mes gavę karinį nurodymą galėtume padėti kariuomeniai sustabdyti priešo fizinę invaziją. Geriausias pavyzdys, artimiausias Vilniui pavyzdys yra Charkivo miestas, kuris taip pat yra panašaus dydžio, 700 000 gyventojų miestas, esantis 30 km nuo sienos su Rusijos federacija. Ir 22 metais Charkivo mero patarimas buvo, daug patarimų mes gavom, bet vienas iš patarimų buvo iš esmės turėkit savo kontromobilumo parką, taip padėsit kariuomeniai stabdyti priešo fizinę invaziją. tą mes darom nacionališkai ir taipogi tarptautiniu mastu, nes kaip žinia, kartu dirbame su savo kaimynais Latviais ir Estais ir Lenkais ir derinam irgi mūsų inžinieriai Baltijos šalių, lietuviai, Latviai ir Estai kartu, kaip geriau įrengti, kaip sudėlioti visas priemonės. Mes taipogi galvojame, kaip blokuoti ne tik tai sausumą, tačiau kaip ir blokuoti geležinkelius, taipogi jūrą, nes puikiai suprantame, kad turime apsaugoti ir Klaipėdos jūrų uostą. Tai šitoje vietoje tikrai reiks padirbėti. Taipogi labai svarbu ir intensyviai darbas vyksta dėl visų pagrindinių kelių ir keliukų apsaugojimo, kur galimos būtų invazijos kryptys Rusijos iš Kaliningrado srities, iš Baltarusijos. Ir čia irgi bus labai svarbu sudėlioti kelio užtvaros. Tai miesto dienose gal, ne? Ne? Bet 50 000 žmonių. Prieš tiltą ruošiami tam tikros priedobės, kuriuose bus statomi esant reikalui sunkiosios šarvuotos technikos stabdymo priemonės. Gal nenorėčiau eiti į detalės, nes galbūt ir apie tai nelabai galėčiau kalbėti. Ir mūsų tiltai, jeigu taip galima pasakyti, bus paruošti tam tikri tilteliai, paruošti tam tikros vietos, jie bus minuojami esant reikalui, kad veržintis, jeigu būtų, tokios būtų, veržintis tam tikros priešo pajėgoms, jie būtų susprogdinti, kad negalėtų judėti tiek žmonės ir priešas Vilniaus kryptimi ir kitomis kryptimis. Žmonės pradeda gąsdintis, žmonės pradeda bijoti, nes jeigu paruošime kažkada sprogdinimui tiltų, tai jiems atrodo, tai yra labai baisu. Bet iš tikrųjų matom karo pavyzdžius, matom visus dalykus, kad reikia pasiruošti bet kokiam atvejui ir žinoti, kas laukia mūsų.